Po akimirkos papasakosime jums apie didžiausią technologinį perversmą klinikinės ortodontijos istorijoje. Kai ortodontai pradėjo gydyti pacientus nauja puikia technika, vadinama sistema Damon, pastebėta, kad įvyko kai kas tikrai išskirtinio. Daugelį metų ortodontijoje vyravo tradicinis įsitikinimas, kad dantims išlyginti reikalingos didelės jėgos, tokios, kokias pacientas gali ištverti. Tačiau pradėjus taikyti technologiškai pažangę sistemą Damon, su šiuolaikiškais briketais ir vielomis tapo aišku, kad koreguojant dantis galima naudoti natūralesnės nedidelės jėgas ir gauti gerus rezultatus, kokių iki šiol ortodontijoje nebuvo. Įdomu tai, kad įvairaus amžiaus pacientai dabar gali džiaugtis gerais gydymo rezultatais, pasiektais per daug trumpesnį laiką. Žmonės visame pasaulyje patiria savo išvaizdos pokyčius, veido ir šypsenos, ir tai yra bemaž stebuklas. Buvau uždara, nedrąsi, nedalyvavau visuomeninėme gyvenime, man buvo sunku užmegzti draugiškus ryšius. Dabar viskas labai pasikeitė, vaikštau į įvairius renginius, turiu daug draugų, jaučiuosi visiškai kitaip ir jau nebesu tokia nedrąsi. Anksčiau aš nenoriai šypsodavausi, slėpiau savo emocijas, o dabar sunku nesišypsoti, kai turiu tokius dantis. Šioje programoje iš arčiau įsižiūrime į žmonės, kurie kuo nors ypatingų nesiskiria nuo jūsų, nuo manęs. Tai žmonės, kurie gyvenime patyrė didžiulę metamorfozę. Kaip jie dabar jaučiasi? Labiau pasitiki savimi, tvirčiau jaučiasi dalyvaudami visuomeninėme gyvenime ir tiesiog kur kas patraukliau atrodo. Kasdien daugybė žmonių tenka susidurti su įvairiomis stomatologinėmis ar ortodontinėmis procedūromis, dažnai reikalingas skausmingas dantų traukimas, ilgalaikis nepatogių aparatų nešiojimas ar kiti koreguojamieji veiksmai, kurių dauguma tampa nebereikalingi taikant sistemą Damon. Taip yra dėl to, kad sistemos Damon veikimas apima daugiau negu vien tik tai kreivų dantų tiesinimas. Tai ir gražus veido kūrimas. Nebuvau patenkinta ankstesnę savo išvaizdą, krimtausi, troškau turėti lygius dantis, man nepatiko, kad vieni dantis užeina ant kitų, kaip kokio vampyro. Dabar jaučiuosi daug geriau, esu labiau savimi ir kartu jaučiu, kad tapau kitu žmogumi. Žiūrėdamas į veidrodį, net negaliu įsivaizduoti to, kas buvo anksčiau. Atrodau visai kitaip, turiu platų smakrą, pasikeičiau. Žiūrėdamas į veidrodį, matau plačią šypseną, didelius gražius dantis. Veidas įgavo visiškai naujų bruožų, naujai suvokiu pats save, iš naujo įgijau tikėjimą savimi. To man tikrai nebūtų suteikęs joks kitas ortodontinis aparatas. O dėl merginų, tai sunku nuo jų apsiginti, bet man tai patinka. Egzistuoja klaidingas įsitikinimas, kad visų rūšių aparatai ir ortodontinio gydymo metodai yra vienodi. Tačiau šiuo metu, kai yra tiek daug įvairių pasirinkimo galimybių, labai svarbu, kad pacientai arba tėvai tinkamai pasirinktų gaminio rūšį ir sistemą, kuri jiems bus pati geriausia. Sistema Damon ne tik tai garantuoja gražią šypseną ir lygius dantis, čia atsižvelgiama ir į tai, kaip pasikeis veidas, jo bruožai, tad galima sumažinti senėjimo proceso padarinius. Daugelis žmonių mano, kad dantis kreivai suauga dėl pernelyg siauro žandikaulio. Tokių sangrūdų atvejais tradiciniais gydymo metodais dažnai tenka ištraukti nuolatinius dantis, o paskui klijuoti breketus, verti vielas ir naudoti didelės jėgas, siekiant įstumti likusius dantis į siaurą dantų lanką. Paprastai dantis galima sutvarkyti ir tokiu būdu, tačiau ilgus metus atliekamų mokslo tyrimų rezultatai rodo, kad tai turi neigiamos įtakos vykstant veido senėjimo procesams. Nepalankiai paveikia kaulus ir minkštuosius audinius. Tradiciniai aparatai dažnai veikia su didelėmis jėgomis, kurios gali pažeisti trapes kraujagyslės aplink dantį, tada jis negaus deguonies ir maistingųjų medžiagų. Tai gali būti skausminga, sulėtinti dantų paslinkimą ir pailginti gydymo laiką. Sistemoje Damon taikomas visiškai naujas požiūris. Naujausi tyrimai parodė, kad netaisyklinga dantų padėtį lemia ne pernelyg siauri žandikauliai, o veikiau tai, kad tarp liežuvio ir lūpų jėgų nėra reikiamos pusiausvyros. Su sistema Damon ortodontas tik tai šiek tiek prispaudžia. Čia veikia biologinės organizmo toleruojamos jėgos, tad galima atkurti tokią dantų lanko formą, kuri turi būti toje vietoje. Nuostabu žiūrėti į pacientus, kuriems ištaisytos didelės dantų sangrūdos ir matyti, kad dabar jų dantų lankas įgijo natūralesnę formą. Daugeliu atveju tai pasiekima per trumpesnį laiką, mažiau apsilankimų pas gydytoją ir didesnis komfortas pacientui.
Kas lemia sistemos Damon išskirtinumą? Tai, kad ji ne tik tai ištaiso dantų padėtį, bet daugumai suaugusiųjų daro teigiamą poveikį. Veidas apskritai tampa gražesnis, sulėtėja senėjimo procesas. Suaugusiems žmonėms, kurių dantų lankas siauras, net ir su lygiais dantimis, sistema Damon gali atitaisyti senėjimo proceso padarinius. Padarydama geresnę veido vidurinės dalies kaulinę atramą, taip atjaunindama ir pagražindama veidą, suteikdama atvirą ir plačią šypseną, be to, čia retai prireikia taikyti chirurginės procedūras ar traukti dantis. Kokiu būdu sistema Damon padaro tą veido vidurinės dalies stebuklą? Čia tiesiog taikomi patys naujausi technologiniai laimėjimai. Damon technikoje naudojamos vielos sukurtos kosmoso technologijomis. Tai vieninteliai tokios rūšies gaminiai. Jos veikia nepertraukiamų būdų grįždamos į nustatytą pradinę formą, idealią, subalansuotą dantų lanko formą. Tradiciniuose aparatuose vielos prispaudžiamas prie dantų, o sistemoje Damon naudojami specialiai sukurti ortodontiniai breketai, per kuriuos galima laisvai pertraukti vielas. Be to, naujausios kartos sistemos Damon breketai pasižymė pažangių dizainų, užtikrinančių naudotojams įprastesnę išvaizdą. Dabar ortodontai gali naudoti daug mažesnės jėgas, pavienis dantis gali būti veikiamas net kelis kartus mažesnėmis jėgomis. Tai palengvinamas gydymo procesas, organizmui suteikiamas galimybės prisitaikyti ir sukuriama daugiau vietos susidaryti natūralesnei dantų lanko formai, esant susigrūdusiems dantims. Naujausi mokslo tyrimai, atlikti taikant naujausias atvaizdavimo technikas, aiškiai parodė, kokia nauda gaunama taikant jėgas harmoningas su gamta. Jeigu naudojamos jėgos neviršė organizmo tolerancijos ribų, vienu metu galima paslinkti dantis ir juos supantį kaulą, tai padarant šypseną natūralesnę, o veidą gražesnį. Tradicinėje ortodontijoje daugeliu tokių atvejų tektų traukti dantis, dėl to šypsena taptų siauresnė, o veidas plokštesnis. Prašom pasižiūrėti, kaip po gydymo su sistema Damon pagražėjo šypsena ir veidas, atsižvelgiant į amžiaus pokyčius ir paciento brendimą. Įsivaizdavau, kad gydymo rezultatas bus tiesus dantys, tačiau galutinis rezultatas pranoko mano lūkesčius. Pradėjęs nešioti aparatą jau po mėnesio ar dviejų, pastebėjau, kad pasikeitė mano artikuliacija, kitaip atrodė ir patys dantis. Prašom pažvelgti, dabar kalbėdamas šypsausi. Taip ir turi elgtis žmogus, nors aš anksčiau to negalėjau. Ir tai didžiulis skirtumas. Dar prieš gydymą šypsena man buvo labai svarbus dalykas. Metams bėgant, veidas tampa kitoks, kai kas pasikeičia ir jis jau atspindi amžių. Manau, kad išlyginus dantis pakito ne tik tai mano fizinė išvaizda, bet ir kažkas viduje, ko iki galo net nesuvokiu. Įgijau daugiau tikrumo. Dabar net kitaip įeinu į kambarį, nes žinau, kad atrodau puikiai. Pati savo atrodau visai kitokia ir tai turi įtakos visai mano elgsenai. Iš visų dalykų, kurie svarbus išlyginant vaikų dantis, pats svarbiausias yra pasitikėjimas savimi, kurį jiems tai padeda įgyti gyvenimas. Ir iš tiesų tikiu, kad svarbu tai, kokiu būdu žmonės juos suvokia. Svarbu visam gyvenimui. Man tai suteikia savotiško išdidumo, nes žinau, kokius turiu dantis. Anksčiau buvau toks nedrąsus, o dabar lengvai užmezgu kontaktus, labiau pasitikiu savimi. Manau, kad lygūs dantys su sistema Damon yra vienas geriausių dalykų, kuriuos tėvai gali suteikti savo vaikui. Manau, kad tai mūsų vaikui dovana visam gyvenimui. Visi pacientai, kuriuos jūs matėte, buvo gydyti visiškai kitaip negu taikant tradicinius metodus. Su sistema Damon pacientai gydomi geriausiu būdu, trumpiausią laiką ir su optimaliu komfortu. Be to, šis gydymas patobulina pacientų išvaizdą tokiu būdu, kokio anksčiau dar nebuvo. Su sistema Damon ateitis mums jau ši diena.